Labadiena, aš Vilkė Vaida ir dabar aš jums papasakosiu dar vieną natūralių kalkių sėkmės istoriją. Sėkmės istorijos dalyvis apsamanojusios pievelės šeimininkas Vladas. Vladai, tu džiaugiaisi, kad tavo pievelėje jau ten, kur buvo vien tik samanos, pradėjo augti žolė. Kiek tu barstėjai kalkių? Tai barstėm maždaug apie 1,5 kibiro į vieną arą. Ir to pradžiai užteko. Taip, ir rezultatai iš karto pasimatė po kokių 2 savaičių. Tai po 2 savaičių labai greitai. Bet ar tu laistei, ar tiesiog palijo? Ne, tiesiog maždaug 3 kartus gal palijo ir jos, kai akivaizdžiai aptirpo, pradėjo matytis, kad samanos nebeauga, o žolė auga daug geriau. Valio, nu tai einam pasižiūrėti tos pievelės. Va čia buvo vien tik samanos, ne? Va čia. Taip. Ir dabar matosi akivaizdžiai, kad auga žolytė. Ir dar matau neištirpusių kalkių. Na, aš taip įtariu, kad jeigu dažnai lytų, tai per sezoną ištirptų. Čia buvo samanos. Taip, va, dar matosi, kad kažkiek jų likę, bet jos jau nelabai auga, o va kitur visur jau žaliuoja žolė. Tiesiog fantastiškai greitas rezultatas, aš to ir tikėjausi. Tai Vladai, tu dar turi planų pakartoti šitą procedūrą. Taip, dar rudenį galvoju, kad vieną kartą reikėtų išbarstyti. Ir parodyk dabar, kiek tu barstei. Parodyk, kaip tu barstei. Nu, maždaug barščiau, kad... Jau taip normaliai, ne? Taip, jau. Jo. Kadangi samanų buvo daug, tai... Ir žodžiu, rezultatas puikus. Taigi, ačiū Vladui už šitą sėkmės istoriją. Na, o aš primenu, kad šitos kalkės yra natūralios, tai natūrali malta uoliena sugranuliuota ir ją galima naudoti bet kada. Žiemą, vasarą, augalams augant daržuose, vejai, medeliams, soduose, visur. Daugiau informacijos ir kaip ją įsigyti rasite tekste ties šio video. Iki.